Nu ką, pičiuliai, patys matėt, Augis spėjo nufilmuoti pirmas lynas. Nu kiek, virš 30 tai tikrai centimetrų. Duona veikia. Ką čia turim valandų, bet 25. Pirmas liniukas ant slieko. Nuvaliau orą. Nu ką, chebrytė, prisišaukiau ant vieno sliekelio ir karšiai, žiūrėkit. 700-800 gramų kaip nieko. Opa. Gražuolis, ką? Kaip jums muscles dauna? Liuks. Nu, o čia va visiems tiem, kurie sakėt, kad padauginu svorį žuvim. Sakiau 700-800 gramų tikrai. Nu, va, jums įrodymas. 925. Saulė jau žemai. Pusę 9 vakaro jau. Ir ką galiu pasakyti, kad linukas užkibo prieš 5 vakaro, o karšis 10 minučių po 5. Ir viskas, bičiuliai, daugiau kibimų nebuvo. O vis dar sėdžiu sumetęs 2 dugninės. Ir jokio kibimo daugiau. Manau, problema yra ta, kad nėra pastovių orų. Nėra, kaip sakant, pastovaus oro, šilumos. Ir todėl, kaip sakant, ta žuvis nenori kibti normaliai. Bet nieko, kaip nors. Jaukai naudojau muscles birų jauką kartu su duona. Dar dėjau kukurūzų ir žirnių. Nu ir kas be ko, aišku, skystos duonos, saldžios duonos. Tai va, bičiuliai, tokie reikalai šiandien. Nu, tikslas, kas matėt praeitą video, tai sakiau, jog karšis ir lynas. Tai tikslą pasiekėm, bet galėjo būti ir tikrai daugiau. Po vieną egzempliorių, kaip sakant, ne kažką. Odai puola jau, reiks pakuotis ir lėkti namus. Kad žvejojat visiems neižvyno, na ir ką. Kaip visada, pasidalinkit, paspauskit laiką, paspauskit sekti, jeigu dar nesate to padarę. Ir susitiksim sekantį kartą prie vandens. Iki.